Studentų psichologinės mokymosi aplinkos gerinimo ir psichikos sveikatos stiprinimo projektas, kurį įgyvendina Šiaulių valstybinė kolegija. Projektas skaičiuoja paskutinės įgyvendinimo dienas, o jame dalyvavusi bendruomenė gali pasidžiaugti projekto rezultatais. Tai Šiaulių valstybinė kolegija įgyvendino mokymosi aplinkų gerinimo projektą ir psichikos sveikatos stiprinimo studentų. Tai projekto metu buvo ugdomos įvairios studentų kompetencijos, tai yra pažinimo, gebėjimo mokytis, mokslinės kompetencijos. Studentai atliko mokslinį tyrimą, parengė pranešimą konferencijoje, taip pat parengė publikaciją. Projekto metu buvo ugdomos bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijos, yra sukurtas pagalbos sistema studentas studentui, buvo tęsiamos stalo žaidimų dirbtuvės, taip pat buvo organizuojamos įvairios interaktyvios edukacinės veiklos, kuriuose dalyvavo tiek Lietuvos studentai, tiek užsienio šalių studentai. Taip pat projekto metu buvo ugdomos psichikos sveikatos stiprinimo kompetencijos, tai studentai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis terapijomis. Taip pat išbandė kūrybinio rašymo dirbtuves, klausė įvairius seminarus apie tarpkultūrinius skirtumus, taip pat ugdėsi mentorystės įgūdžius. Ir iš tiesų, šio projekto pasekoje aukštoji mokykla turi kuo didžiuotis. Kolegijoje atsiranda nauja mentorystės programa, kurioje studentai tampa mentoriais, padėsiančiais lengviau į procesus įsitraukti pirmo kurso studentams. Visa bendruomenė džiaugiasi, kad turėjom galimybę būti šitame procese vykdant projektą. Tai yra tęstinis projektas ir pagrindiniai akcentai yra į psichologinių mokymosi aplinkų ir psichinės sveikatos gerinimą. Tai šitas projektas leido mums kaip kolegijos bendruomeniai sustiprinti komunikaciją tarp dėstytojų ir studentų atžvilgių. Na ir turime nuostabių rezultatų, tai parengtus mentorius, kurie galės padėti adaptuotis pirmo kurso studentam, Erasmus Plus programos studentam, galės padėti adaptuotis užsienio šalių studentam. Na ir dar toks įdomus momentas, kad sukurtas elektroninis paštas studentas studentui, kur studentai anonimiškai galės vienas kitą konsultuoti, patarti. Na, augome, įgijome įgūdžių nuo studento iki vadovybės. Dalyvaudami projekte studentai atliko ir mokslinį tyrimą, kuris padėjo iš mokslinės pusės pažvelgti į studentų adaptacinį mokymosi laikotarpį. Tyrimas buvo išsiaiškinti pirmo kurso studentų ir Erasmus Plus ir užsienio studentų adaptacija aukštojoje mokykloje. Kodėl tai yra svarbu? Kadangi buvo ruošti mentoriai, kurie padėtų jiem įveikti visus sunkumus. Tai iš tikrųjų, kas išryškėjo tokiais bendriausiais bruožais, tai kad kaip adaptaciją lengvinančius veiksnius įvardino artimųjų, draugų ir dėstytojų palaikymą ir pagalbą, nes susiorientuoti kolegijoje, susiorientuoti studijų procese vis tiek reikia pirmais mėnesiais. Erasmus programos studentai sakė, kad vėlgi jiem irgi svarbu dėstytojų labai palaikymas ir kontaktas su dėstytojais ir daugiau įtraukimo į veiklas. Na, o pačiame projekte dalyvavusios studentės neneigia, kad iššūkių netrūko, bet gauta patirtis veda tik į dar didesnius auginančius atradimus. Tai iš tikrųjų emocijų labai daug ir labai jaučiam didelę atsakomybę dalyvaudamas tokiame projekte. Bet manau puikus šansas pagilinti savo žinias, praplėsti akiratį ir sužinoti kažką naujo. Manau, kad susidūrėme su labai daug iššūkių, bet tie iššūkiai mus privedė prie galutinio rezultato, kuris yra puikus. Ar esate pasiruošusios tapti sakykime jau tapot, bet ar esate pasiruošusios ir nusteikusios būti mentoriais? Manau, kad taip, kadangi yra suteikta visos galimybės tuo užsiimti, tai turim sukurtą studentas studentui programą, kurios pagalba bus suteikiama elektroniniais laiškais pirmakursiam ir tiek Erasmus studentam. Tai aš manau, kad baimės iš pradžių visiems yra, nes mums irgi buvo tikrai labai baisu, bet su dėstytojų palaikymu ir paskatinimu reikia žengti šį žingsnį ir manau, tai tik į gerą, nes žinių ir įgūdžių gaunam labai daug.